Labas vakaras visiems susirinkusiems čia Vilniaus rotušėje, labas vakaras Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė, labas vakaras Švietimo mokslo ir sporto viceministrė, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė, renginio svečiai ir žinoma labas vakaras mėlyjeji mokytojai. Sveikinuosi taip pat su visais, kurie mus stebi lrt.lt portale ir tikiuosi jūsų dėmesio artimiausią laiką iki pat 6, tam, kad sužinotumėme, kas tapo šių metų inovatyviausiais mokytojais. Šiuose apdovanojimuose iš tiesų nominacijų nemažai ir apdovanojimai tai jau 8 metus asociacijos žinių ekonomikos formos organizuojama iniciatyva. Taip siekiama prisidėti prie didesnio pozityvaus visuomenės dėmesio mokytojams, taip pat skatinti pasitikėjimą mokytojams bei didinti taip tą norimą į mokytojo prestižo vardą. Ne ką mažesnis apdovanojimų tikslas - paskatinti inovatyvių metodų naudojimą, suteikti galimybės mokytojams ir mokytojoms tarpusavyje dalytis tomis gerosiomis patirtimis, ne tik savo mokykloje, bet ir visoje Lietuvoje ir apskritai pasauliui pasakyti, jog mes turime tikrai daugybę puikių pedagogų. Šiais metais apdovanojimai sulaukė net 130 aplikavusių ir nominuotų mokytojų bei ugdymo novatorių iš visos Lietuvos. Tad ačiū Jums, mėlyjeji, už tai, ką darote kiekvieną mielą mokslo metų ir ne tik mokslo metų dieną. Šią žinių ekonomikos forumo iniciatyvą globoja ir palaiko Lietuvos Respublikos vyriausybė. Šių metų apdovanojimų globėja ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Prie apdovanojimų kasmet prisijungia ir verslai, kurie labai noriai prisideda prie tų pokyčių ir supranta mokytojo vaidmens svarbą. O organizatoriai dėkoja pagrindiniams partneriams, uždarosioms akcinėms bendrovėms Elinta, Light Conversion, Expla, Exma Optics, akciniai bendroviai Vakarų laivų gamykla, BMI Executive Institute, uždarai akciniai bendroviai Thermo Fisher Scientific Baltics, taip pat uždarai akciniai bendroviai Ignitis ir uždarai akciniai bendroviai Wix.com. Taip pat dėkojame ir apdovanojimų draugams, kurių tikrai netrūksta, Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų fakulteto studentams ir dėstytojams už visą šį vakarą puošiančius pasirodymus. Taip pat dėkojame Pakruojo dvarui, pažintinių knygų ir stalo žaidimų leidyklai Terra Publica, Vygantui Kerui, uždarai akciniai bendroviai International People Management už dovanas mokytojams. Taip pat dėkojame iniciatyvos informaciniams partneriams LRT. Gal padėsite man plojimais. Ačiū. Čia ta anonsų pertraukėlė, kai leidžiate atsikvėpti. O šis apdovanojimų renginys yra iniciatyvos kulminacija ir nebejotinai tos veiklos inovatyviausių mokytojų bendruomenėje bei gerųjų praktikų sklaida tęsis ir už šio renginio ribų. O pagrindinių mokytojų nominacijų laimėtojams bus skirtas ne tik 1000 eurų piniginis prizas, tačiau ir galimybė tobulinti pedagoginės kompetencijas pagal norimus pasirinktus kursus ar kelionėje į pasirinktą tarptautinę švietimo konferenciją. Taip pat visi mokytojai, kurie pateko į nominantų trejetuką, turės galimybę sudalyvauti norimuose mokymuose bei bus pradžiuginti šių apdovanojimų mano išvardytų partnerių ir draugų įsteigtais prizais. Apdovanojimai atskleidžia tikrai nuostabių ugdymo inovacijų, kuriamis verta ir norisi dalytis plačiau. Tad jas visas bus galima rasti žinių ekonomikos forumo portale ugdymoinovacijos.lt. Inovatyviausių mokytojų apdovanojimų iniciatyvos tikslas dar kartą pasakyti ačiū žmonėms, kurie kuria ateitį. Tai dar ne kartą tikiu išgirsime tą ačiū Jums, mėlyjeji mokytojai. O dabar į sceną kviečiu renginio globėją Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Labas vakaras, mėly mokytojai, mėly vadovai, mėly palaikantieji, kurie čia šiandien susirinko, mėly žiūrovai. Ir dar vieną kartą turiu garbės pasidžiaugti tuo, kaip išmaniai, kaip įdomiai, įtraukiai, kaip kitaip, kaip naujai galima pasižiūrėti į dalykus, kurie atrodo yra
tokie standartizuoti, turi kažkokį labai savo apibrėžtą žanrą, turi perteikti kažkokį labai konkretų žinių rinkinį ir kažkaip turi perduoti tai, ką mes manome, kad išsilavinęs žmogus turi žinoti. Bet vis dėlto visiems dalykam pateikti, pristatyti, paaiškinti, atskleisti, turbūt egzistuoja daugybė prieigų, tik tai visada yra klausimas, ar eiti tuo pačiu keliu, kuriuo jau ėjo visi iki mūsų, ar vis dėlto išbandyti kažkokį naują kelią, pabandyti kažkokią kitą prieigą, pabandyti kažkaip išskirtiniais būdais sudominti savo mokinius, savo ugdytinius ir galbūt sužadinti juose smalsumą tą, kurio nepavyko sužadinti iki šiol. Ir man atrodo, kad vienas dalykas, kuris labiausiai turbūt skiria inovuojančius mokytojus nuo tų mokytojų, kurie nenori šito daryti, yra drąsa. Ir drąsa yra toks dalykas, kuris ne tik pareikalauja ar suteikia galimybę žmogui išbandyti kažką nebandyto, bet taip pat visada matyt, kad susiduria ir su šiokia tokia rizika klysti. Ir drąsos klysti taip pat reikia turėti, todėl kad vis dar turbūt gyvename visuomenėje, kuri nebūtinai klaidą toleruoja, nebūtinai klaidą atleidžia, nebūtinai padrasina padarius klaidą, kitą kartą būna ir kitokių reakcijų ir taip rizikuoti, inovuoti ar daryti kažką naujo kartais ir nebesinori. Tai labai džiaugiuosi, labai dėkoju Jums, kad drįstat, kad bandot, ieškot, randat ir ne tik, kad randat, bandot, ieškot, pritaikot, bet taip pat ir pasidalinat su kitais. Eglė jau minėjo, kad nominacijų, ar tiksliau sakant, nominantų, žmonių, kurie buvo pasiūlyti apdovanojimų, buvo daugiau negu 130. Tai yra tikrai įspūdingas skaičius, bet aš bežiūrėdama taip pat ir tuos aprašymus žmonių, kuriuos šiandien pamatysim, pastebėjau, kad ne tik, kad kaip įprastai būna apdovanojimuose, matome žmonių iš įvairiausių Lietuvos miestų, miestelių, įvairiausių mokyklų, bet jau yra gal net ir tam tikrų inovacijų klasterių, kur iš tos pačios ugdymo įstaigos matome jau po kelis žmonės ir tai mano supratimu yra labai gera žinia. Tai yra labai gera žinia ne tik tai, kad pati bendruomenė reikia manyti, kad yra linkusi inovuoti, palaiko inovuojančius mokytojus, dalinasi ir drąsina vieni kitus, bet veikiausiai tose bendruomenėse taip pat panašių nuostatų, panašių vertybių laikosi ir vadovai, kurie drąsina savo bendradarbius, savo kolektyvą, nestovėti vietoje, ieškoti prieigų, ieškoti kelių tų, kurie anksčiau nebuvo išbandyti. Ir dar vienas dalykas, kuris mano supratimu labai išskiria šiuos apdovanojimus nuo kitų apdovanojimų, tokia labai graži sinergija tarp švietimo, bendrojo ugdymo, mokyklų kolektyvų, mokytojų bendruomenės ir Lietuvos verslo. Nes kaip ten bebūtų, jūs savo darbe ugdote, drąsinate, mokote, į pasaulį išleidžiate žmonės, kurie vėliau kuria Lietuvą. Ir jie kuria Lietuvą visur, dirbdami valstybės institucijose, dirbdami moksle, dirbdami tose pačiose mokyklose, ligoninėse ar kažkur kitur, bet žinoma taip pat ir dirbdami versle, darydami mūsų verslą konkurencingesnį, inovatyvesnį, įdomesnį pasauliui ir garsindami tokiu būdu Lietuvos vardą pasaulyje. Tai dar kartą Jums labai dėkoju už tai, kad nenuleidžiat rankų, už tai, kad drįstat, už tai, kad bandot, už tai, kad randat, už tai, kad pasidalinat. Nes mano supratimu pasidalinti tuo, ką randat, ką atrandat, yra be galo svarbu, nes taip galima uždegti taip pat ir kitus. Na ir naudodamasi proga, kad vyriausybės kadencija eina į pabaigą, tai dėkoju Jums taip pat už visas tas inovacijas, kurias per šią kadenciją praėjome kartu, visko buvo. Buvo sudėtingesnių momentų, buvo turbūt ir džiugesnių momentų, buvo atradimų, buvo klaidų, bet man atrodo, kad mūsų visų noras, kad ir Lietuvos švietimo sistema, ir Lietuvos mokykla būtų geresnės kokybės, kad Lietuvos vaikai būtų laimingesni, o juos ugdytų laimingesni mokytojai, eina teisingu keliu. Tai dar kartą ačiū Jums visiems, ačiū už tai, ką darote. Dėkoju Jums. O dabar čia ant scenos pasveikinti mokytojus kviečiu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministrą Igną Gaižiūną.
Mėly kolegos, gera būti čia jūsų tarpe ir gera būti čia šitame renginyje. 8 metai ir labai džiugu, kad mes randam progų, kada padėkoti galim mokytojams ir tų progų niekada nebus per mažai. Tai labai džiugu, kad mes galim kalbėti šiandien apie inovatyviausius mokytojus ir dėkoti inovatyviausiams mokytojams. Nes jeigu tai pasižiūrėjus į mokyklos kasdienybę, į tą klasę, kai ateini vesti pamoką, ir turi viską susidėliojęs nuo pradžios iki galo, žinai, ką, kada pasakysi, ką, kur padarysi, bet visą laiką atsiras vienas mokinys iš galo, kuris pasakys ne, ir vienas atsiras mokinys iš priekio, kuris pasakys kodėl. Ir tavo planas, tavo susidėliojimas, staiga krenta ir tada atsiranda inovacija, nes tada tu turi galvoti, tada turi sugalvoti, ką pasakyti ir ką padaryti tą mokinį, kuris sako iš galo ne, ir ką turi pasakyti ir padaryti dėl to mokinio, kuris iš priekio sako kodėl. Tai tos inovacijos šiaip jau skleidžiasi tikriausiai kiekvienoje mūsų pamokoje, jeigu mes tik tai norim tą daryti. Ir šiandien čia apdovanodami inovatyviausius mokytojus, mes matyt kalbam apie mokytojus, kurie savo tas inovacijas, kurias atranda kasdienybėje mokytoje, pakelia į aukštesnį lygį. Ir matyti vienas svarbiausių dalykų, kuris man labiausiai imponavo ir skaitant kriterijus, tai yra lyderystė, kad tie mokytojai nebijo imtis lyderystės telkti. Šiandieninis pasaulis yra toks, kad mes nebegalim būti po vieną, nebegalim dirbti kiekvienas savo ir galvoti, kad tai yra geriausia, ką galim padaryti. Tik tai susitelkę, tik dirbdami kartu galim pasiekti geriausio rezultato. Tai man atrodo, lyderystė yra būtent tas kertinis dalykas inovatyviausių mokytojų apdovanojimuose, kuris iš tikrųjų yra ta vertybė. Ir mokytojai, kurie šiandien gaus šitos apdovanojimus, šitiems mokytojams norisi palinkėti, kad tos lyderystės niekada nepritrūktų ir ta lyderystė niekada neužgestų. Ir dar vienas dalykas, kodėl man atrodo šitie apdovanojimai yra labai svarbus, mes iš tikrųjų labai dažnai šnekam apie mokytojus ir taip, mokytojas yra raktinis žmogus klasėje, bet mes neretai pamirštam ir vadovus, ką ir premjerė sakė. Labai svarbu turėti ir vadovus, kurie skatina inovacijas ir skatina skleistis kūrybiškumui. Tai man labai džiugu, kad mes šiandien apdovanosim ir vadovą. Taip pat džiugu, kad apdovanosim ir neformaliojo švietimo teikėjai. Iš tikrųjų, tai yra irgi neatsiejama mūsų švietimo dalis. Tai iš tikrųjų šiandien įteikiant šitos apdovanojimus tiesiog visiems norisi palinkėti meilės vaikams, meilės savo darbui, kūrybiškumo ir nebijojimo veikti, nes jūs esat jėga. Ačiū Jums už tai. Dėkoju Jums, viceministrė. Dar viena padėka mokytojams Žinių ekonomikos forumo vardu. Kviečiame tarybos pirmininką, mokslo daktarą Arvydą Lubį. Gerbiama ministrė pirmininkė, gerbiamas viceministrė, Seimo švietimo ir mokslo reikalų komiteto pirmininkė, gerbiami mokytojai, gerbiami jų palaikymo komandos nariai, rėmėjai, noriu savo iš tiesų labai trumpą žodį pradėti nuo padėkų. Didelis ačiū ministrė pirmininkai už jos nuoširdų ir nuoseklų įsitraukimą į šio inovatyviausių mokytojų apdovanojimo organizavimą ir palaikymą moralinį. Didžiulis ačiū inovatyviems mokytojams, kurių yra daug ir kurie visgi išdrįsta teikti nominacijas, nes šiemet mes turime išaugusi skaičių. Didelis ačiū rėmėjams, be kurių šitos šventės irgi nebūtų, jų irgi turime šiemet išaugusi skaičių. Ir galiausiai didelis ačiū yra jums visiems, kad jūs čia ateinate, kad jūs esate aktyvūs. Ir noriu, pereidamas prie kitos dalies iš tiesų, kur mes esame, priminti, kad mes esame realybėje, kurioje mokslo tiesos yra vis labiau painiojamos su, sakysime taip, sąmokslo teorijomis, kur mokslas yra neigiamas ir žmonės vis labiau tiki socialinių burbulų, taip vadinamais pranašais. Ir šitoj vietoje iš tiesų kritinis mąstymas, lavinimas, žmonių kūrybiškumas yra be galo darosi vis labiau svarbus ir jūs, gerbiami mokytojai, esate pirmoje eilėje tų, kurie tą kritinį ugdymą mąsto ir kurie ugdo mokiniuose gebėjimą atskirti pelus nuo grūdų. Tai iš tiesų, sakydamas jums ačiū už jūsų įsitraukimą į tą inovacinę veiklą, noriu jums palinkėti iš tiesų surasti tokių inovatyvių metodų, kurie padarytų tuos procesus meilės tiesai, meilės žodžio laikymusi
pareigos jausmui vis dėlto tuos bruožus įdėktų nebegrįžtamai ir kad vis dėlto mūsų jaunimas užaugęs kurtų Lietuvą ir garsintų jos vardą tiek čia, tiek visam pasaulyje. Ir ačiū Jums ir tada jau galime tikriausiai pereiti prie kitos dalies, prie nominacijų. Ačiū. Dėkoju Jums, ponia Arvydai. Taip, taip pat prieisime prie nominacijų, bet dar noriu pakviesti čia ant scenos ypatingam žodžiui. Vienas iš praėjusių metų inovatyviausių mokytojų apdovanojimų nominacijų laimėtojų, Vaidas Bacys, Šiaulių rajono Dubysos Aukštupio mokyklos direktorius. Labas vakaras, kviečiu čia. Tai labą vakarą visiems, iš tikrųjų labai smagu. Tai kalbėjom apie drąsą, tai aš visą dieną šiandien kalbėjau apie drąsą veikti ir matyti švietime. Ta drąsa veikti kartais slypi labai paprastuose dalykuose. Kaip pastebėti tam vaikui, kuriam nesiseka, kaip pastebėti talentingą vaiką, kaip pastebėti kolegą, kuriam reikia pagalbos. Tai aš labai džiaugiuosi, kad jūs turėjote drąsos pildyti, į nominaciją aplikavot, sutikot, nes čia pirmas tas žingsnis, kurį reikėjo drąsos, nes dažnai kiekvienas iš jūsų pagalvojat, ar aš iš tikrųjų vertas, ar ne? Tai tikrai jūs esat verti to. Antros drąsos reikės, kai kažkas gausit šitoj scenai tą nominaciją, pastebėti šalia esantį ir gal pasijusit nejaukiai, kad ne jūs gavot, o ne kolegos gavo. Čia tokia švietimiečių dalia yra, kad mes kuklus labai esam. Trečias dalykas, ką aš noriu palinkėti jums šitam pasaulį keistam, dabartiniam, kad mes siektume, kad Lietuvos švietimas nebūtų geriausias, o kad jis būtų geras, ar ne? Nes švietimas tai yra pasaulinis įrankis ir jeigu sekasi mano kaimynui, jeigu sekasi man, tai švietimas yra tas kelias, kuris sukuria gerovę ateičiai. Ir kažkur skaičiau, kad jūs rašot laiškus ateičiai, kurių mes patys matyt greičiausiai nebeskaitysim. Tai tegul būna mūsų tie laiškai gražus, nuoširdus, su širdimi ir tada jie bus inovatyvūs, sėkmingi ir geri. Sėkmės visiems. Dėkoju ponui Vaidui. Na, o dabar pratęsime. Žinoma, šiek tiek turime temptigumą, negalime iš karto atskleisti, kas tapo nugalėtojais, kas tapo nominantais. Tai noriu pakviesti čia į sceną Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų fakulteto atlikėjas Saulę Grumodaitę, Tomą Pauraitę ir Vaivą Vilpišauskaitę atlikti kūrinį Pakilsiu, I'll Rise Up, muzika ir žodžiai Andra Day ir Jennifer De Kilveo, o pasirodymą atlikėjos rengia kartu su savo dėstytojomis, docentėmis Egle Juozapaitė ir Dalia Babilaitė Abarė. Padrasinkime jas aplodismentais. Jei tu jauties palūžęs, o likimo strėlės žaidžia dar skaudžiau, jauti kaip dingsta jėgos, nepasiduok, nes aš padėsiu tau nuversti kalnus. Aš padėsiu tau nuversti kalnus. Pakilsiu, kaip saulė pakyla. Pakilsiu, net jei rankos vyra. Pakilsiu ir žengsiu kartu su tavimi. Pakilsiu, gyvybės pilna. Pakilsiu, vilties kupina. Pakilsiu, įveiksime tai, kas laikina. Kartu, kartu. Triukšminga ir jauti, kad darosi sunku įkvėpt, negalvo, kad viskas baigta. Aš pažadu, kartu galėsime nuversti kalnus. Kartu galėsime nuversti kalnus. Pakilsiu, gyvybę
gyvybės pilna pakilsiu, vilties kupina pakilsiu, įveiksime tai, kas laikina. Kartu, 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 kartu. Reikia tik patikėti savo užslėptą stiprybę. Aš padėsiu tau pajusti ją. Kilsime, kilsime, pakilsime. Pakilsim, pakilsiu, kaip saulė pakyla. Pakilsiu, net jei rankos svyra. Pakilsiu ir žengsiu kartu su tavimi. Pakilsim, gyvybės pilni, pakilsim, vilties kupini, pakilsim, įveiksime tai, kas laikina. Kartu, 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 kartu. Pakilsim. Gyvybės pilni, pakilsim. Vilties kupini, pakilsim. Ačiū merginoms už gražią emociją, nuostabų kūrinį. Na, o dabar, žinoma, ta pagaliau lauktoja akimirka. Laikas įteikti apdovanojimus. Tikrai jų turime išties gausiai, bet pradėkime nuo pagrindinių nominacijų inovatyviausiams metų mokytojams. Šioje kategorijoje turime 3 nominacijas: inovatyviausia pradinio ugdymo mokytojas ar mokytoja, taip pat progimnazinio ugdymo mokytojas ar mokytoja, bei inovatyviausia gimnazinio ugdymo mokytoja ar mokytojas. Nugalėtojai buvo renkami pagal 3 pagrindinius vertinimo kriterijus. Išties komisija turėjo darbo išrinkti geriausius. Pirmiausia, buvo vertinamas pedagoginis profesionalumas, kaip mokytojas naudoja efektyvius naujus ugdymo metodus, dalyjasi savo sėkme su kolegomis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Pedagoginė lyderystė, mokytojo dalyvavimas papildomose veiklose, pavyzdžiui, su moksleiviais, švietimo iniciatyvų įgyvendinimas, ekspertinis darbas už mokyklos ribų, rajone, regione ar valstybės, o galbūt ir tarptautiniu lygmeniu, dalyvavimas projektuose, bei 3 kategorijoje, kurioje kriterijus, kuris buvo vertinamas, 21 amžiaus būtinosios kompetencijos, tai taip technologijų naudojimas ugdyme, kurio netrūksta, dėmesys globaliems iššūkiams, bei žinoma, nuolatinis tobulėjimas. Nugalėtojus, kaip minėjau, rinko komisija sudaryta iš renginio partnerių, verslo lyderių bei švietimo ekspertų bendruomenės atstovų. Pradinio ugdymo mokytojo nominacija ar mokytojos nominacija. Vertinimo komisija inovatyviausio pradinio ugdymo mokytojo kategorijoje išrinko 3 mokytojas, vertas tapti nominacijos laimėtojomis, kurias garbingai kviečiu čia ant scenos. Žinau, kad jaudulys didelis, bet tikiuosi, kad aplodismentais mes paskatinsime tą jaudulį numalšinti. Taigi, pirmoji, Rima Žilienė, pradinio ugdymo mokytoja Klaipėdos Vitės progimnazijoje. Ponia Rima yra mokytoja, kurios klasėje išsirita viščiukai, akvariume plaukioja žuvytės, o mokymasi vaikai patiria įvairiausiose aplinkose. Nekantrauja į sceną Jolanta Andriškevičinė, pradinio ugdymo mokytoja Velžio gimnazijoje. Veikli, nebijanti klysti, Jolantos požiūris į mokymo ir mokymosi procesą. Nori padėti savo mokiniams, sukuria metodus, kuriais naudojasi daugelis mokytojai visoje šalyje. Ir Laura Palivonienė, pradinio ugdymo mokytoja Šiaulių
Romuvos progimnazijoje. Tai mokytoja, su kuria nukeliaujama į kosmoso platybės, atliekami tyrimai ir pasimatuojami NASA kostiumai su kiekvienais metais, lyg iš naujo besimokanti ir skatinanti tai daryti kitus. Įteikti nominaciją kviečiu čia ant scenos Žinių ekonomikos forumo direktorę Nedą Žutautaitę, pasveikinti mokytojus ir, žinoma, paskelbti, kas tapo inovatyviausia pradinio ugdymo mokytoja. Taip pat kviečiu čia ant scenos ir Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė, kuri įteiks visiems nominacijų nugalėtojams statulėles. Labas vakaras. Labas vakaras, mielos mokytojas, labas vakaras visi svečiai, kurie radote laiko šiandien atšvęsti kartu su mumis. Turiu didžiulę garbę ir kartu didžiulį jaudulį kartu su jumis atplėšti šitą voką ir paskelbti, kas laimėjo šitą nominaciją. Bet prieš tai noriu trumpai pasidalinti, kad žiūrint, susipažįstant su jūsų veikla, susipažįstant su visų pradinio ugdymo mokytojų veiklomis, su kuriamis mums teko garbė, skaitant anketas, tikrai turėjom didžiulį atradimą, kaip labai kyla ir yra aukštumose pradinio ugdymo kokybė Lietuvoje. Labai džiaugiamės dėl to, kad tai yra pirmasis žingsnis, kuris, jeigu neprarandam smalsumo ar nepaskatinam vaiką, uždegam jų kūrybai, gali nuvesti labai labai toli. Tai ačiū Jums, kad tai darote. Ir šiandien inovatyviausia pradinio ugdymo mokytoja 2024 metais yra Laura Polivonienė. Pone Laura, kviečiu tarti porą žodžių. Pone Laura, prašau. Labai susijaudinau pirmiausia ir buvo netikėta. Jau vien buvo džiaugsmas ir, sakykime, toks asmeninis laimėjimas, tai kad jau buvom pakviesti į renginį ir buvom tarp laureatų. O tuo nugalėtoju tapti jaudulys keliauja pirmiau manęs, vėliau viskas nuslūgs. Noriu padėkoti visiems, kas mane vertino, įvertino ir savo vadovėm, kurios atvyko kartu pasidžiaugti, savo šeimai. Nes šeima yra, mokytojo yra ne darbas, o gyvenimas, ar ne? Ir namuose jau vyksta visas įtraukusis ugdymas, naujovės, visas išbandymų metas. Šeima yra tie pirmieji bandantieji, o vėliau keliauju tolyn, išbandau viską savo artimiausioje erdvėje. Ir ačiū vadovams, ačiū šeimai, ačiū Jums, ačiū, kad aš čia esu. Ačiū Jums, ponia Laura. Dar tik tai paprašysiu vienai bendrai nuotraukai sustoti visas nominantės, nugalėtoja ir premjerė bei Neda. Vieną nuotraukėlę fotografams. Gal truputėlį arčiau? Jūsų aplodismentai, ačiū dar kartą. Mes kartu galim būti draugė. Pabūkit. Kartais galim ir pavedėjauti draugė. Kad nurimtų visas jaudulys visiems, keliaukime toliau. Inovatyviausio progimnazinio ugdymo mokytojos ar mokytojo nominacija. Vertinimo komisija inovatyviausio progimnazinio ugdymo mokytojos ar mokytoja išrinko 3 mokytojus nominantus. Pirmiausia, kviečiu Editą Gervetauskaitę, istorijos mokytoją iš Vilniaus Sietuvos progimnazijos. Pasakysiu taip trumpai, drąsa eksperimentuoti. Taip geriausiai apibūdinama Edita ir jos požiūris į mokytojo darbą.
Kviečiu taip pat Karolį Makauską, teatro mokytojas, kryptingo teatrinio ugdymo mokytojas, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje. Per kūrybą mokytis pažinti ir atrasti save. Teatro Karolis moko ne tik vaidybiniais žaidimais, bet ir animuojant, taip pat virtualioje realybėje, pasitelkiant skirtingus būdus. Ir taip pat kviečiu dar vieną nominantę, Kristiną Stonytę, geografijos mokytoją, Klaipėdos Vitės progimnazijoje. Kristina tai mokytoja išplečianti ribas už klasės ribų, įtraukianti ne tik mokyklos, bet ir aplinkinių edukatorių, muziejų, socialinių partnerių gyvenimą. Taip pat kviečiu paskelbti inovatyviausią progimnazinio ugdymo mokytoją, Vilniaus universiteto prorektorių Valdą Jaskūną, atplėšti voką ir tarti sveikinimo žodį. Gerbiama ministrė pirmininkė, gerbiami kandidatai, nominantai, gerbiami mokytojai ir visi svečiai. Pirmiausia, tikrai noriu pasveikinti visus mokytojus, kurie čia stovite, kurie dalyvavote ir paskatinti tuos, kurie šiemet nedalyvavote, bet tikrai galite dalyvauti, net nebejoju, ir kad kitais metais dalyvautumėte. Kuo daugiau dalyvaujančių, tuo daugiau tos inovatyvaus mokymo kultūros mes galime paskleisti. Iš tikrųjų, progimnazinio ugdymo mokytojai, man visą laiką, aš jiems dėkingas už tai, kad jie dirba su tokio specifinio amžiaus vaikais, kurie daugiau ieško savęs, galbūt mažiau dėmesio skiria akademiniams pasiekimams ir progimnazijos pabaigoje paaiškėja, kad vis dėlto tie akademiniai pasiekimai gal ir visai yra svarbus tam, kad tu savo tą savęs ieškojimą galėtum pratęsti toliau gimnazijoje. Bet turbūt labiausiai dėkingas esu mokytojams tiems, kurie pastebi tuos mokinius ir paskatina juos savo dėmesio ir kitaip. Tuos, kurie galbūt be to dėmesio ir negalėtų pasiekti tai, ką jie vėliau pasiekia. Įgalina tuos arba padeda tiems, kuriems reikia pagalbos, galbūt daugiau negu kitiems. Ne dėl to, kad jie yra kitokie, bet dėl to, kad galbūt susiklostė tokios aplinkybės, jog būtent mokytojas yra tas žmogus, kuris gali tame amžiaus tarpsnyje juos paskatinti ir leisti augti toliau. Tai ačiū Jums visiems ir skelbiu progimnazinio ugdymo inovatyviausią mokytoją Kristiną Stonytę. Gerbiamai Kristinai, iš premjerės rankų atitenka inovatyviausio progimnazinio ugdymo statulėlę. Taip pat sveikiname ir nominantus Editą Gervetauskaitę bei Karolį Makauską. Gerbiama Kristina, kviečiu tarti kelis žodžius. Labą dieną. Šitas apdovanojimas ne man yra, o mano bendruomeniai, mano mokyklai ir mano mokiniams, nes jie yra tie žmonės, kurių dėka aš esu čia. Nes be mano mokinių, be mano administracijos, be mano kolegų tikrai manęs čia nebūtų. Jie leidžia man būti kūrybiškai, drąsiai, nebijoti klysti ir žinoti, kad aš visada būsiu suprasta. Ačiū visiems. Dėkui. Sveikinimai visiems. Pakviesiu bendrai nuotraukai. Palydėkime aplodismentais. Dar kartą sveikinimai visiems.
Inovatyviausias gimnazijos mokytojas ar mokytoja, štai taip skamba dar kita nominacija. Vertinimo komisija išskyrė šioje kategorijoje 3 mokytojus nominantus. Kviečiu čia fizikos ir informatikos mokytoją iš Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos Andrius Storta. Fizika yra aplink mus ir sąsajų su gyvenimu yra sočiai, sako mokytojas, tai reikia kartais į sudėtingus dalykus pažvelgti paprasčiau. Taip pat ponas Andrius pamokoje nevengia pajokauti. Matematikos mokytoja Vilniaus jėzuitų gimnazijoje Zina Šiaulienė taip pat yra tarp nominantų, kviečiu čia ant scenos. Mokytojos pirminis uždavinys - naikinti matematikos baimę. Kaip aš bijau matematikos. Zina randa būdų vaikus sudominti, kurdama teatralizuotas graikų matematikos mokyklas ir kviečia stebėti disertacijų gynimus, o kartais rodo vaikams tai, ko nemoka pati. Muzikos teorijos dalykų mokytojas Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje Viktoras Bakys taip pat yra šios kategorijos nominantas. Labas vakaras. Muzikos teorija su šiuolaikiniu filmų muzikos elementais, muzikinių terminų žodinėlis ir panašios iniciatyvos mokytojo Viktoro praktika. Tad kviečiu paskelbti šios nominacijos nugalėtoją, įmonės Elinta vadovą Vytautą Jokužį, atplėšti voką ir pasakyti, kasgi tapo geriausias, inovatyviausias gimnazijos mokytojas ar mokytoja. Gerbiama ministrė pirmininkė, gerbiami mokytojai, man teko garbė pasveikinti gimnazijos mokytoją nugalėjusių šioje kategorijoje. Gali kilti klausimas, kodėl čia stovi verslininkas ir kodėl verslininkams svarbus mokytojai. Esu Vytautas Jokužis, prieš daugiau kaip 30 metų įsteigęs bendrovę Elinta, kuri dabartiniu metu kuria ir gamina robotizuotas gamybinės linijas, kuriam ir gaminam komercinius elektromobilius, kurių virš 1000 rieda Europos keliais. Beveik kiekvienam miestelį galima surasti mūsų elektromobilių įkrovimo stoteles, daugelį ir Europos miestų, kuriam trimačių vaizdų skenerius ir dar daug inovatyvių produktų. Ir aš stoviu čia prieš mokytojus, žmonės, kurie ruošia mūsų ateitį. Mūsų produktai kuriami ateičiai, o jūs ruošiate žmonės, kurie tą ateitį kurs. Jūs išmokot inžinerinės abėcėlės, matematikos, fizikos ir jei vaikas mokykloje pamėgsta tai, didelė tikimybė, kad jis taps inžinieriu. Aš irgi esu savotiškas mokytas, aš irgi stengiuosi pritraukti vaikus ir skatinti mokytis tų sunkių dalykų, nepopuliarių, sunkiai suprantamų ir nemėgstamų. Pas mane per metus apie 1000 moksleivių apsilanko ir aš jiems rodau, ką mes darom ir rodau inžinierės specialybės perspektyvas. Premjerė irgi pasakys, kad inovatyvus verslas, kuris kuria didelę pridėtinę vertę, yra Lietuvos ateitis. Mano svajonė - Lietuva inžinerinė šalis. Taigi, šią ateitį kuria mokytojas. Na, o atrinkti patį geriausią buvo labai sunku, nes visi mokytojai yra vienodai, skirtingai, inovatyvus, ypač kai reikia palyginti dar skirtingas sritis. Ne, ir muzika, mano geriausias programuotojas baigęs muzikos mokyklą, dirbantis mūsų įmonėje. Čia aš nejuokauju, taip yra. Tai kągi, aš noriu paskelbti nugalėtoją. Tai, manyčiau, tai mokytoja, kurią žino visa Lietuva. Tai mokytoja, kaip sakė, kuri į klasę ateina su gitara. Tai mokytoja, kuri sugeba pastatyti spektaklį pagal Pitagoro teoremą. Tai mokytoja, matematikos mokytoja Zina Šiaulienė. Sveikiname. Pone Zina, kviečiu tarti keletą žodžių. Ačiū, labai tikrai labai maloniai nustebinta ir labai nustebinta esu iš tikrųjų, kad mano darbas su gabiais mokiniais sudomino būtent
šios nominacijos komisiją, nes šių dienų kontekste, kai tokie populiarūs yra testai ir kitokie greito vartojimo įrankiai, vieno matematikos olimpiadinio uždavinio sprendimas trunkantis 4 ir daugiau valandų, stebina, kad pastebėjo mūsų darbą ir labai džiaugiuosi. Deja, mūsų darbas tokia yra tarptautinio laimėto medalio kaina. Norėčiau keletą žodžių pasakyti ir ministerijos atstovams. Nebijokit, nevarsiu. Lietuvoje itin gabūs vaikai yra priskiriami prie specialiųjų poreikių. Tačiau už papildomą darbą su tokiais mokiniais nėra atlyginama. Ir nors požiūris į gabius vaikus mūsų šalyje gerėja, instrumentų pasirūpinti jais ir jų mokytojais vis dar neturime. Todėl kviečiu ministerijos atstovus drąsiau žengti pirmą žingsnį ir formuoti ir šių specialiųjų poreikių mokiniams finansinį krepšelį, kuris atvertų mokykloms galimybę įsigyti tikslinių mokymosi instrumentų bei atlyginti mokytojams už darbą. Ačiū. Svarbiausia mylėti mokinius, tai pagrindinė taisyklė. Dar kartą sveikinimai, ponė Zina, kviečiu įsiamžinti bendrai nuotraukai. Tik tai paprašysiu žengti arčiau ir visus nominantus, ir nugalėtojus, ir teikėjus, ir premjerę jūs arčiau, kaip sakant, į saulę. Ačiū dar kartą. Sveikinimai visiems. Ačiū. Jūs nuostabi publika, tiesiog intuityviai žinote, kada sukurti žiūrovams, kurie stebi per LRT LT, tokį foninį plojimų garsą, kad, žodžiu, choreografija vyktų kuo sklandesnė. Na, o dabar tęskime metų mokyklos vadovas, papildoma nominacija, apie kurią jau kalbėjome pačioje renginio pradžioje. Mokyklų vadovų nominacijai laureatai buvo renkami atsižvelgiant į pagrindinius vertinimo kriterijus: vadybinis profesionalumas, tai efektyvus vadovavimas, strategiškumas, partnerysčių kūrimas, lyderystė, direktoriaus ar direktorės dalyvavimas papildomose veiklose. Taip pat buvo vertinami ir mokyklos rezultatai, mokyklos atvirumas, papildomų projektinių galimybių išnaudojimas. Metų mokyklos vadovo ar vadovės kategorijoje komisija išrinko 3 labiausiai atrodančius inovatyviausiai mokyklų vadovus, kuriuos kviečiu čia ant scenos. Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė Natalija Kaunickienė. Tai vadovė, kuri rado būdus į individualią mokinio pažangą, mokytojo profesinį tobulėjimą, klasės vadybą, paversti sąveikaujančiamis sistemomis, kurios padeda ne tik kasdienėje, bet ir prisitaikant prie kintančios aplinkos. Viešojosios įstaigos Herojus progimnazijos vadovė Eglė Baltrušaitė, kviečiu čia. Pone Eglė tiki, jog mokykla yra mokytojų rankose, todėl skiria daug dėmesio užtikrinti sąlygas mokytojams kurti, bendradarbiauti ir, žinoma, puoselėti atmosferą mokykloje. Kviečiu ant scenos dar vieną nominantę, Vilniaus Žaros gimnazijos direktorė Konsuela Leskovskaja. Pone Konsuela kasdien telkia mokytojus bendruomenėn įveikti stagnaciją. Asmeniškai rūpinasi ne tik vadybiniais sprendimais, bet ir tai, kaip būtų galima patobulinti kiekvieną pamoką ir ugdymo procesą paversti kuo sklandesniu. Na, o paskelbti šios nominacijos nugalėtoją kviečiu BMI Executive Institute rinkodaros direktorė Diana Gedeikytė Jakutienė, taip pat atskleisti dovaną bei paskelbti šių metų nugalėtoją.
Labas vakaras visiems susirinkusiems. Džiaugiuosi galėdama būti čia ir viso BMI Executive Institute kolektyvo vardu pasveikinti šios puikios nominacijos laimėtoją. Ir su visa pagarba vyram esu labai laiminga, kad nominacijoje turime 3 nuostabias moteris. Mūsų akimis žiūrint, vadovavimas mokyklai praktiškai nieko nesiskiria nuo vadovavimo verslo bendroviai. Mokyklos turi savo klientus, mokinius ir jų tėvelius, turi darbuotojus, mokytojus, turi biudžetus, turi nekilnojamą turtą, kurį reikia prižiūrėti. Tad labai dažnai mokyklų direktoriai susiduria su labai panašiais iššūkiais, kuriuos patiria ir aukščiausio lygio vadovai verslo įmonėse. Jiems taip pat yra reikalingi finansų, lyderystės, vadybos, komunikacijos, žinios ir įgūdžiai tam, kad jų mokyklos klestėtų, kad jų klientai būtų laimingi, o darbuotojai jaustųsi įgalinti. Mes BMI Executive Institute jau 25 metus ugdome aukščiausio lygio vadovus tam, kad jie būtų geresni lyderiai. Ir esam labai laimingi ir džiaugiamės galėdami šios puikios nominacijos laimėtojai įteikti vertingą dovaną, galimybę pasimokyti mūsų BMI Executive Institute ir įgauti naujų žinių ir įgūdžių. Nes mes labai vertiname mokymasi visą gyvenimą. O dabar laikas skelbti laimėtoją. O laimėtoja, šiaip norėčiau, kad visos 3 būtų laimėtojos. Laimėtoja yra Natalija Kaunickienė. Sveikinimai poniai Natalijai, taip pat didžiausi sveikinimai visoms nominantėms. Gerbiama Natalija, kviečiu tarti keletą žodžių. Dar minutėlę, sako ponia Diena. Čia mūsų prizas. Tam, kad tikrai žinotumėt, kad laimėtumėt. Ačiū. Kaip dabar su tais visais prizais čia pasirodyti. Labai dėkinga esu už įvertinimą, už tai, kad atstovauju čia vadovams, nes visi čia susirinkę žmonės gali paliudyti. Būti kūrėjų, eiti neišbandytų keliu yra nelengva. Kodėl nelengva? Na, visų pirma, tai tas kūrybinis įkvėpimas pagauna nebūtinai darbo valandomis. Gali jis ateiti idėja, ką daryti kitaip ir savaitgalį, kaip čia viena mokytoja sakė, šeima, dėl to kartais būna ar ne tie, kurie pabando. Tas kūrybinis įkvėpimas gali provokuoti daryti dalykus, kurie dėja sukelia sumaištį. Taigi, būti tuo kūrėju, eiti naujų nepramintų kelių iš tiesų nelengva. Kita vertus, inovacijos būna tikrai inovacijomis tuomet, kai jos yra prasmingos. Jeigu žmogus daro tai, kas ateina jam į galvą su meile, žinodamas, kodėl daro, aišku, mes labai gerai žinom, dėl vaikų. Tai tada ir yra iš tiesų prasmė, didelė vertė to, ką darome. Tai aš labai žemai lenkiu galvą mokytojams šiandien čia esantiems. Labai svarbu, nes kasdieninis darbas su vaikais iš tiesų reikalauja daug jėgų. Na ir labai noriu padėkoti tiems, aišku, kas nominavo, Šiaulių švietimo centras. Tiems, kas eina kartu su manimi, tai yra mūsų kolektyvas Šiaulių Salduvės progimnazijos mokytojai, bendruomenė visa, vaikai, tėvai, tie, kurie tiki manimi. Na ir labai didelis ačiū šiandien čia susirinkusiai bendruomeniai Lietuvos švietimo vadovų klubui.
bendraminčiai iš įvairių Lietuvos mokyklų atėjo palaikyti mūsų, čia mes šiandien ne vienas, arba savo mokytojus sveikiname, arba patys esame nominantai. Tai man labai džiugu būti šitos naujai susikūrusios tik nuo rudens bendruomenės dalimi. Ačiū, linkiu visiems kūrėjams būti drąsiems, eiti netipiniu keliu ir žinoti, kad tai kainuoja. Dar kartą didžiausi sveikinimai ir žinoma pakviesiu šiek tiek arčiau į scenos vidurį tiek nugalėtoją, tiek metų mokyklos vadovo nominantės įsiamžinti. Tik arčiau į priekį, tai paprašysiu. Mielos damos, dėl gražios nuotraukos truputėlį į priekį. Į priekį, žingsnelis į priekį. Sveikinimai didžiausi. Tęskime dar vieną papildomą nominaciją metų neformaliojo švietimo STEM srityje tiekėjas. Nugalėtojai buvo renkami, tiksliau nominantai buvo renkami atsižvelgiant į šiuos pagrindinius vertinimo kriterijus: veiklos profesionalumas, efektyvių ir ar naujų ugdymo metodų naudojimas, bendruomeniškumas, partnerysčių kūrimas, projektinių veiklų vykdymas, bei žinoma išskirtinumas, iniciatyvos išskirtinumas tiek regioniniu, tiek nacionaliniu lygmeniu. Vertinimo komisija metų neformaliojo švietimo STEM srityje tiekėjo kategorijoje išrinko 3 labiausiai nusipelniusias organizacijas, kurių atstovus ar visas organizacijas kviečiu čia pas mus ant scenos. Šiaulių techninės kūrybos centras. Patraukli novatoriška daugiafunkcė STEM mokykla, taip pat galima apibūdinti Šiaulių techninės kūrybos centrą, kuris tiki, jog glaudus švietimo ir verslo bendradarbiavimas padeda ruošti tą jauną žmogų sparčiai besikeičiančiam pasauliui. Taip pat čia ant scenos kviečiu Vilniaus Tech ateities inžinerijos programą. Jos atstovė Edita Karosienė, projektas, kuris sukviečia net 800 moksleivių iš visos Lietuvos tapti inžinerinių mokslo atstovais, ne tik mokinantis STEM dalykų, bet ir praktiškai ugdant savo inovacinius gebėjimus. Na ir trečiasis nominantas tai Akademija, Nacionalinė moksleivių akademija. Jau 20 metų kurianti galimybės gabiems ir itin motyvuotiems mokiniams, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, siekti aukščiausių rezultatų. Na, o apdovanojimą įteikti kviečiu uždarosios akcinės bendrovės Ignitis atstovę, Energy Smart Start edukacinių programų vadovę Vaivą Rutkauskaitę paskelbti nugalėtoją. Labas vakaras premjerė, labas vakaras visi svečiai ir aš lenkiuosi žemai visiems mokytojams. Ir be galo žaviuosi jūsų darbu, nes patiems tenka važiuoti mokyklas ir žinokit, po 1-2 pamokų kolegos ir mes visi grįžtam su migrenom ir mums dar reikia dienos atsigauti. Kaip jūs visi ištempėt ir išbūnat 6 pamokas ar daugiau, yra mistika ir didžiausia jums pagarba. Kitas dalykas, aš šiandien turiu įteikti labai gerą nominaciją ir net sakyčiau koleginę nominaciją, nes kaip ir minėjo, verslams STEAM yra labai svarbu. Ir noriu jums dabar duoti tokią vieną užduotį. Visi garsiai pasakom STEAM. Viens, STEAM. Kas darosi? Mes visi nusišypsojam, ar jautėte? Taip? Matot, STEAM kelia gerą nuotaiką, STEAM tiesia kelią mum į gerą ateitį. Ir šiandien visi šie garbus nominantai turi teisę šypsotis ir labai šypsotis, bet kas labiausiai šypsotis? Kaip galvojat? Kas? Pasižiūrim. Šiaulių techninės kūrybos centras. Didžiausi sveikinimai. Milžiniškas palaikymas, kviečiu tarti keletą sveikinimo žodžių. Labas vakaras, iš tikrųjų labai sunku suvaldyti emocijas, bet
Visų pirma, noriu padėkoti savo kolektyvui, nes šita premija yra Šiaulių techninės kūrybos centro, tai yra nuopelnas viso kolektyvo, kurie stengiasi dėl vaikų, su kuriais mes dirbame. Ir mes stengiamės irgi dėl mūsų bendruomenės. Tai labai noriu padėkoti Šiaulių techninės kūrybos centro bendruomenį, tėvams ir mokiniams, dėl kurių mes tai darome. Ir šiandien ant scenos mes stovime 3, bet yra kur kas daugiau tų tiekėjų. Tai labai svarbu veikti, neužmigti ir nepamiršti, kad centre yra vaikas, dėl kurių mes turime stengtis. Ačiū labai ir gražaus vakaro. Dar kartą didžiausi sveikinimai, pakviesiu jiems įsiamžinti bendrai nuotraukai tiek nugalėtoją, tiek kandidatus nominantus. Arčiau šiek tiek paprašysiu žingsnelį drąsiai. Jūsų aplodismentai ir žinoma didžiausia sveikinimai nominantams. Širdingas ačiū ir premjeriai, kuri iš tiesų globėjiškai išbuvo visą nominacijų teikimo laiką čia scenoje. Sveikinu visus. Ačiū Jums už tai, ką darote, ką kuriate ir kaip inovatyviai žiūrite į mūsų Lietuvos švietimą. Na, o dabar pagrindinės nominacijos išdalytos, bet yra daugiau staigmenų. Lietuvos pažangą kuriančių lazerių ir biotechnologijų sektorių verslo lyderiai prisijungė prie šių apdovanojimų, ne tik sakydami taip, puiku, kad šios apdovanojimus rengiate, bet ir įsteigdami papildomus prizus fizikos, biologijos ir chemijos mokytojams. Tad skelbiama papildoma nominacija, kurią įsteigė Lietuvos lazerių sektorių atstovaujančios Light Conversion Exma Optics metų fizikos mokytojas. Kviečiu čia ant scenos Expla valdybos pirmininką poną Kęstutį Jasiūną tarti sveikinimo žodį bei pristatyti šios nominacijos nugalėtoją. Aš noriu pasakyti, kad man gyvenime pasisekė. Mikrofonas irgi laikosi. Man pasisekė dėl to, kad aš ne vieną turėjau mokytoją, kurie formavo mano tą pradinį impulsą, bet turėjau fizikos mokytoją iš didžiosios raidės, kuri sakė, kad nediktuok man vadovėlinio apibrėžimo, o pats jį sugalvok, tada tu suprasi, ką tas reiškinys, kaip jis tas reiškinys reiškia, kuri dirbo vakarai su mumis ruošdama olimpiadai, kuri įkalbėjo mane paruošti, 9 klasėje paruošti referatą apie lazerius. Ir tą referatą mokykloje atrado, čia prieš kokį 10 metų man atnešė, aš jį buvau pamiršęs, taip gal tas ir mane pastumė šitą kryptį, ir kuri neleido man pabėgti iš namų, iš Vilniaus, nes aš labai norėjau pabėgti iš namų, į Kauną, Klaipėdą, dar kur nors. Vis sakė, ne, tu turi eiti į fiziką. Tai jinai mane įkalbėjo. Ir aš džiaugiuosi, kad tiek daug čia tokių mokytojų yra, kurių vaikams, tai mokiniam irgi pasiseks gyvenime, nes jie gaus tą pirminį impulsą, teisingą impulsą. Ir mąstyme, inovatyvume, ir teisingam pasirinkime. O ten buvo daugiau, čia neteis daugiau. Čia tas vienas vienintelis ar viena vienintelė? Pasirodo tik tai viena. Tai metų fizikos mokytoja 24 metais mes Lazerio asociacijos kolektyvas išrinkome Rozą Miliajevą, Biržiškos gimnazijos. Ir dovanojam mes mokytojai auksinę monetą, auksinę, tikro aukso,
ant kurios yra lazerio spindulys. Ir ta moneta yra skirta mokslu. Ir gal ir daugiau jūs pastumėsit vaikų būtent sudomėti lazeriais. Pone Roza, aš pakviesiu su poniu Kęstučiu taip tarti padėko žodį. Labadiena visiems, labai malonu. Ir norėčiau padėkoti savo mokiniams, ir dabartiniams, ir buvusiems, ir tiems, kurie pasirinko fiziką, ir tie, kurie nepasirinko, už meilę mano fizikai. Kaip prašė mūsų viena fizikos mokytoja kolegė, fizika tai mokslas, fizika tai menas, fizikos pasaulyje mes visi gyvenam. Nu, aš savo mokiniams sakau, kad fizika tai yra ne tik mokslas. Tai yra gyvenimo būdas. Tai gyvoja fizika ir visiems sveikatos mokytojams. Dar kartą didžiausi sveikinimai. Ačiū Jums. Tik tai priminsiu, kol įsiamžina šios nominacijos laureatė, ponia Roza, jog lazerių sektoriaus atstovai įsteigė 1,5 tūkstančio eurų vertės prizą pasitobulinti savo kvalifikaciją, išvykti į stažuotę ar įsigyti norimas kūrybinės priemonės atradimams ateities ugdyme. Dar viena papildoma nominacija, kurią įsteigė biotechnologijų sektoriaus lyderiai Thermo Fisher Scientific, metų biologijos chemijos mokytojas. Kviečiu čia ant scenos Thermo Fisher Scientific komunikacijos vadovą Egidijų Jaseliūną tarti sveikinimo žodį bei pristatyti šios nominacijos nugalėtoją. Labas vakaras. Tai labas vakaras. Pirmiausia, norėčiau padėkoti, žinote, Žinių ekonomikos forumui už tai, kad kiekvienais metais tęsėt šitą iniciatyvą. Tai ačiū Arvydai, ačiū Neda, kad už jūsų energiją. Taip pat, aišku, sveikinimai visiems mokytojams, kurie buvo čia scenoje, kurie yra čia auditorijoje arba stebimus. Tai labai smagu matyti daug pažįstamų veidų. Vadinasi, pas mus lankėtės arba mes pas jūs buvome atvykę į mokyklą. Tai tęskime tą bendradarbiavimą. O šiandien man labai malonu pristatyti mums ypač svarbę nominaciją, nes kada sudedame inovacijas, biologiją ir chemiją, tai kas gaunasi? Biotechnologijos. Tai iš tiesų šių metų vertinimo komisija, šių metų inovatyviausia biologijos chemijos mokytoja paskelbė Raimondą Kundrotienę. Pone Raimonda, kviečiu tarti keletą padėkos žodžių. Labą dieną visiems. Iš tikrųjų, netikėjau, kad toks jaudulys, bet norėčiau štai ką pasakyti. Prieš 30 metų, būdama jauna specialistė, ieškojau restriktazių mokslo institute Fermentas. Dabar beveik 30 metų dirbu Vaivorykštės gimnazijoje ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad galiu ieškoti, atrasti ir prisiliesti prie savo mokinių. Iš tikrųjų, mano visi mokiniai yra apdovanoti. Tik tai kartais reikia kantrybės ir tiesiog pastangų atrasti tuos, sakykime, inovatyviausius mokinius. Pirmiausia, noriu padėkoti savo mokiniams, nes jeigu ne jie, nebūčiau čia. Tikrai puikus darbai, kaip išmanusis šiltnamis, išmanus namai, išmanios duris. Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi savo mokiniais ir taip pat džiaugiuosi, kad galiu dirbti savo gimnazijoje, savo bendruomenę. Todėl noriu padėkoti ir savo kolegėms, kurios atvyko čia. Aišku, labai noriu padėkoti savo šeimai. Ačiū. Dar kartą didžiausi sveikinimai Jums, ponia Raimonda. Ačiū, gerbiamas Egidijau. Dar šiek tiek sustokite bendrai nuotraukai, prašo fotografai, prašo ir bendruomenės narės, kurios laukia nekantriai su gėlėmis. Didžiausiai sveikinimai. Speciali nominacija, priminsiu, metų biologijos chemijos mokytoja. Taip, pasiekėme apdovanojimų
pabaigą ir liko paskutinė papildoma nominacija, kurią įsteigė šio apdovanojimų informacinis partneris LRT. LRT LT portale vyko atviras balsavimas. Portalo lankytojai galėjo išrinkti savo nuomonę patį inovatyviausią mokytoją, organizaciją, vadovą. Tad dėkingi esame portalo lankytojams, kurių net 14 000 aktyviai įsitraukė į šį balsavimą. O kas anot portalo lankytojų verti tapti šios nominacijos nugalėtoju ir nugalėtoja, paskelbs Asociacijos žinių ekonomikos forumas direktorė Neda Žutautaitė. Paskutinis vokas šiandieną, turėjom komisijos atrankas, turėjom partnerių atrankas ir čia tie, kuriems jūs dėkojate labiausiai, jūsų bendruomenės. Tai daugiausia balsų surinko tie, kurių bendruomenė labiausiai matyt mobilizavosi. Kaip premjerė renginio pradžioje minėjo, tikrai jautėm, kad yra ekosistemos ir ten varžymosi buvo labai nemažai, bet 14 000 balsavusių buvo iš viso ir su didžiuliu džiaugsmu noriu pranešti, kad LRT LT portale daugiausia balsų surinko ir papildomą įsteigtą prizą laimėjo Rima Žilienė. Labas vakaras visiems. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už šį didelį vertinimą. Tai ne tik asmeninis pasiekimas, bet ir bendras Klaipėdos Vitės progimnazijos bendruomenės pastangų rezultatas. Kiekvienas mokytojas, kiekvienas mokinys, draugas, bendražygis lydėjo mane šiame kelyje. Tariu ačiū visiems, administracijai už tikėjimą, savo mokiniams už galimybę mokytis iš jų ir kartu su jais, draugams, tėvų bendruomeniai, kolegoms už palaikymą, o svarbiausia savo šeimai už supratimą ir begalinę kantrybę. Didžiulė sėkmė gyvenime sutikti žmonės, kurie tiki tavimi ir skatina eiti tik pirmyn. Pažadu ir toliau siekti būti tą mokytoją, kuri ne tik moko, bet ir įkvepia, ne tik perduoda žinias, bet ir ugdo ateities lyderius. Ačiū Jums labai. Sveikinu, ponia Rima. Staptelkite, nuotraukai prašo fotografas, be proto prašo fotografas, jau net teka prakaitas. Dar kartą Jūsų aplodismentai, ačiū. Renginį pradėjome muziką, tad ir uždėkime vieną iš finalinių akcentų. Išgirskite 2 Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų fakulteto auklėtinių kūrinius. Pirmasis kūrinys - muzika ir žodžiai Laufey from the Start, nuo pradžios. Antrasis kūrinys - Saulės Kliošo grupės Tu atėjai. Atlikėja Ksenija Petrukovič ir gitara Justas Petrikauskas, o pasirodymą paruošė docentas Pranas Kentra. Pasiklausykim. Kai kilo debesis, šėlo audra, atėjai, kai krito dangų į žvaigždės ir
ir šiam pasaulį jaučiaus menka. Atėjai, kai skriendo jūroje saulė, kai ošė miškas ir žydėjo žiedai. Atėjai, kai naktis buvo šaltos, kai mano širdį draskė vėjo sparnai. Tu man padėjai, buvai šalia, kai man skaudėjo, jaučiau tave, tik tavo dėka sugebėjau pakilt. Tu išmokė iš naujo viską pamilt. Aš verkiau, kai dužo mano svajonės, blaškėsi siela, žudė abejonės. Atėjai taip tyliai, nelauktai ir nejučiom šiltai apkabinai, apkabinai, kaip mėnuo apkabina saulę, kaip apkabina vakarą lietus, apkabinai, kaip siela apkabina meilę, kaip apkabina mylintis žmogus. Tu man padėjai, buvai šalia, kai man skaudėjo, jaučiau tave, tik tavo dėka sugebėjau pakilt. Tu išmokė iš naujo viską pamilt. Tu man padėjai, buvai šalia, kai man skaudėjo, jaučiau tave, tik tavo dėka sugebėjau pakilt. Tu išmokė iš naujo viską pamilt. Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you in awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain, listening to your harp about some new soulmate. She's so perfect, blah, blah, blah. Oh, how I wish you'll wake up one day. Run to me, confess your love. At least just let me say that when I talk to you, oh, Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like Halo, but don't you feel it to confess I loved you from the start? What's a girl to do, lying on my bed, staring into the blue? Unrequited, terrifying, love is driving me a bit insane. Have to get this off my chest. I'm telling you today that when I talk to you, oh, Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like Halo, but don't you feel it to confess
loved you from the start. Confess I loved you, just thinking of you. Confess I've loved you from the start. Ačiū Ksenijai. Taip pat aplodismentai Justai. Dėkoju. Puikiai skambėjot. Nu tai gali tikrai nusilenkti. Tai tokie aplodismentai. Ačiū už padovanotą puikią emociją. O dabar prasidės padėkos dalis. Aš noriu padėkoti visiems dalyvausiems renginyje, taip pat padėkosiu žiūrovams, kurie buvote kartu per LRT LT portalo transliaciją. Taip pat ačiū tiems, kurie nominavote savo brangius mokytojus. Taip pat ačiū tiems, kurie balsavote, tiems, kas rinkote ir tiems, kas aplikavote. Jųgi buvo 130. Didžiausias turbūt buvimas ir laikas yra dovana ir tas buvimas šį vakarą. Aš linkiu Jums pabendrauti, pasidalyti savo patirtimi, mintimis, o sutiksite, jog ateičiai reikia kompetencijų, drąsos, bet pažangiausi ugdymo metodai ir te būtų metodais, jeigu nebūtų jūsų inovatyvumo ir jūsų, mėly kūrėjai, kaip sakė nominacijos laureatė. Tad telkite mūsų ateitį lyderystėj ir, žinoma, nepraraskite degančių akių ir vykdykite tą savo pedagogo misiją, juk tam iš tiesų reikia pašaukimo, kurį jūs turite. Dar kartą dėkoju visiems, kurie prisidėjote prie šios iniciatyvos įgyvendinimo, globėjams, partneriams, rėmėjams, vertinimo komisijai. Taip pat dėkinga verslams, Lietuvos verslai, uždaroji akcinė bendrovė Elinta, Light Conversion, Expla, Exma Optics, akcinė bendrovė Vakarų laivų gamykla, BMI Executive Institute, uždaroji akcinė Thermo Fisher Scientific Baltics, UAB Ignitis ir uždaroji akcinė bendrovė Vix.com. Draugams Vilniaus kolegijai, taip pat Pakruojo dvarui, Terapublika, Vygantui Kerui ir International People Management bendroviai. Ačiū LRT. Ačiū visiems.